Vakar Elijai padovanojo štai tokį, žiūrėkit, didelį šokoladą. Nijolytė. Apsiavau Elijai į karnavalą suknelę. Ir štai tokie tie jos darbeliai, žiūrėkite. Elija su Rojumi grįžo iš būrelio, šiandien pas juos buvo šventė, jie gavo dovanėlių nuo Snieguolės. Elija vėl buvo snaigė apsivilkusi. Vien šventės, kiekvieną dieną pas juos šventės, rytoj pas Eliją žiburėlis klasėje. Rojus pralupo savo maišelį ir jame štai tokios dovanėlės. O pas Eliją šiek tiek kitoks turinys saldainių. Buvau nuėjęs į paštomatą paimti siuntą ir tėjai atėjo štai tokia dėžutė nuo krikšto mamos artėjančių kalėdų proga. Dabar toks metas dovanų. Mano mažieji, tai aš nežinau, kiekvieną dieną iš visur gauna po saldainių dėžutę, maišelį. Jau saldainių, tai sakiau, turbūt pusei metų į priekį pas juos bus prikrauta. Ir nuo mokytojų, ir vakar buvo būrelėje, irgi šventė, jie gavo dovanėlės ir šiandien Elija žiburėlėje gavo, Rojus taip pat šią mokykloje gavo ir dar parnešė Licai iš mokyklos, taip pat jai perdavė mokytojos dovanėlių. Tėja sakė, viskas mergaitiška ir kas man patinka. Puma. Katinas negali eglutę atsidžiaugti. Žiūrėkit, tokie mini lūpdažiukai. Kosmetinė tokia. Šešėliai. Tiesa, kažkaip tik norėjau naujų šukų, atspėjo krikšto mama. Kaukės. Vedu savo panas pas mano nagų meistrę. Jau seniai Alica su Tėja norėjo pasidaryti grožio salone manikiūrą. Ir mes buvome su vyru vasarą pažadėję, kad per kalėdas galės, kalėdų šventę, pasidaryti manikiūrą, gelinį lakavimą. Na, aišku, kartu pasiėmėme ir Elijai tiesiog paprastai užlakuos nagus, be jokių gelinių. Jau kartą Elija yra lakavusis pas mano meistrą nagus paprastų lakų. Tai va, reikia ištesėti pažadą. Tai tokie Elijos, paprastas lakavimas, blizgių tokių. Ir dar eglutės tokias užklijavo. O čia Licos, bet aš jums gal dar namie pafilmuosiu, neina perduoti. Štai tokie Elijos. Palakuoti blizgių laku nagai ir lipdukai. O čia Alicijos. Štai tokie. Neina perduoti visiškai spalvų, labai gražus manikiūrai mergaičių. Štai vatėjos tokie. Elija atsinešė nuo klasės mokytojos dovanėlę, štai tokį bloknotą, toks tušinukas, pieštukai, 2 šokoladukai ir dar dovanėlė. Ačiū mokytojai. Rojus irgi šiandien keitėsi su klasiokų dovanėlę, gavo dovanų čekį
Tėja keitėsi su klasioku dovanėlę, irgi gavo ten visą maišiuką dovanų. Gaminu tortą, šiandien visą dieną virtuvėje ir užkabinau savo nagą, tai kad mano panas bus per kalėdas su gražiu manikiūru, o aš greičiausiai su pusę nagų, nes užsikabinau nagą ir jisai kliba ir jaučiu, jisai nulūš man ir bus amen. O kažkas štai taip. Kepu blynus su silke. Vyras per kiekvienas kūčias prašo, kad būtinai būtų blynai su silke. Sukepta duona ir česnakų dar padariau tokių sumuštinukų, mano šeima labai mėgsta. Štai tokią žvaigždę man padovanojo artėjančių kalėdų proga. Ji pati sugalvojo. Štai tokia iš siūlų, tai jungsiu šviesą, aš jums parodysiu. Jinai yra iš siūlų, gale matot, jinai ką sumeistravo ir jinai šviečia.